Mūsų mokykla, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla, dalyvauja vaisių ir pieno programoje. Mes esame šitos programos nariai tiek, kiek mokykla egzistuoja. Ir bendruomeniai, pirmiausia, vaikams tai duoda požiūrį į sveiką mitybą. Nepaisant to, kad vaikučiai valgo, jie dar ir aiškinasi, kodėl jie tai valgo, kodėl reikia pieno produktus vartoti, kokius pieno produktus vartoti, kokie yra vaisiai, daržovės ir kodėl jie reikalingi. Vaisių ir pieno programoje dalyvaujame kasmet. Dalyvaudami joje gauname mokiniams labai patinkančių obuolių, sulčių, morkų, taip pat pieno, jogurto. Vaisių ir sulčių mokiniai, pradinių klasių mokiniai pasiema atėję į valgyklą, parsineša jos į klastes, išsidalina, taipogi turi savo atskirus puodelius sultims ir be galo džiaugiasi tuo, kad turi tokią galimybę vaišintis ir džiaugtis sveikais gaunamais produktais. Na, o darželio grupėse po pusryčių, taipogi po pietų, mūsų auklytės paruošia jiems vaisių lėkštes, kur taip pat vaikučiai mėgaujasi gaunamais produktais, vaisiais. Taip pat padarius apklausą ar apklausus vaikus, vaikai pasakė, kad jų pats skaniausias vaisius yra obuolys ir jie be galo džiaugiasi gaudami šių produktų. Produktai yra dalinami mokykloje paskirtų laikų, reiškia, produktų dalinime tuo metu dar prižiūri dalyvauja klasės mokytojas, kontroliuoja socialinė pedagogė, o jie suvalgo dažniausiai va čia, valgykloje, kai jau yra to perteklius to produkto, ar sakykime, obuolį, kartais įsideda, matau, į kuprinę ir išsineša į namus, kartais suvalgo po pamokų, laukdami mokyklinio autobusiuko, nes vaikai mokykloje išbūna praktiškai nuo 7:30 iki 2:30, kartais, jeigu neformalaus ugdymo užsiėmimai vyksta, ir iki 4. Prasideda mokslo metai ir pirmą mėnesį neveža. Tai vaikai visą laiką laksto ir klausia, kada bus pienas, kada bus obuoliai. Taip, jiem jau įaugę į kraują, kad jiems reikia šito. Atveža, pavyzdžiui, pieną ar ten obuolius, aš parašau žinutę mokytojam ir mokytojas jau pasako vaikam, kad jie pasimtų krepšelius ir atbėga pas manęs pasirenka. Jie žino normas, žino, kiek reikia pasiimti, ar sūrio, ar pieno, ar obuolių, jie ten susiskaičiuoja ir neša į klases. Ir nebūna problemos, kad ten liktų to pieno ar obuolių. Vaikai džiaugiasi obuoliais, pienu, sultimis, kai karšta, sūrelius mėgsta. Ir morkas, žinokit, morkas jie labai griaužia. Jie nusiplauna patys ir dalinasi ir jie atsisėda ir tas morkas graužia. Jiem nereikia ten kažkokios dar papildomai nuskusti ar dar ko nors. Patys susitvarko. Vaikus skatina sveikai gyventi galbūt, tiesiog domėtis, ką jie valgo. Aš manau, kad mums labai svarbu dėl sveikatos vaikučių, nes vaisiai yra tikrai sveikatos šaltinis ir vaikai kuo daugiau valgys vaisių ar daržovių, tai manau tik tai į naudą. Kai keramikos mokytoja mums į klasę atneša obuoliukų, aš iš karto einu pirmą eilę atsistoti, juos pasiimti. Obuoliai yra mano antras mėgstamiausias vaisius. Aš taip pat labai mėgstu obuolius, juos nusiplaunu ir pradedu valgyti. Kai suvalgome obuolius, labai dar lieka skonis burnoje. Man labai patinka obuoliai, nes jie yra rūgštūs, saldūs ir sultingi. Mano mėgstamiausias gėrimas yra pienas. Kai jį atneša į valgyklą, jis būna dar šaltas, jį labai smagu gerti. Man labiausiai patinka obuolių sultys ir man patinka jos labiausiai, kai būna šaltos. Ir man skaniausiai gerti iš mano puoduko, o ne iš kažkieno kito. Mums dažniausiai atneša 2 rūšių sūrius. Džiugo sūrį ir sūrio lazdeles. Man labai patinka džiugo sūriai, nes jų skonis skiriasi nuo kitų sūrių skonių ir yra labai skanus. O man labiau patinka sūrio lazdelės. Jas galima labai įdomiai valgyti, kaip nulupdamas banano žievę. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės ir jau tas metai iš metų dalyvavimas projekte duoda rezultatą. Vaikai įprato kuo toliau, tuo daugiau ir dažniau valgyti vaisius ir daržoves.